Sveiki bičiuliai, esu Gediminas Reklaitis, Viasat Sport Baltic komentatorius ir mūsų kanalu jau netrukus UEFA Čempionų lygos aštuntfinaliai. Ir pamėginkime paprognozuoti, kokias komandos pateks į kitą varžybų etapą. Glasgow Celtic prieš Turino Juventusą. Iš tikrųjų, iš pirmo žvilgsnio atrodo pakankamai aiški pora, kur senoji senjora turėtų be didesnių sunkumų žengti į kitą varžybų etapą, tačiau šį sezoną Glasgow Celtic stadiono atmosfera yra tiesiog elektrifikuota ir nepakartojama, todėl galima bent jau ten tikėtis staigmenų. Ir vis dėlto, bendrai statyčiau už Turino Juventusą Celticui palikdamas kokius 10-15 procentų. Valencija ir Paris Saint-Germainas. Dvi visiškai skirtingos komandos ir skirtingos visų pirma finansinė prasme. Valencija murkdasi skolose, Paris Saint-Germainas yra vienas turtingiausių Europos klubų. Bet aikštėje tai neturėtų daug nulemti, tai bus lygi pora, tačiau tikiuosi, tai yra manau, jog Paris Saint-Germainas su savo žvaigždynu ir Zlatanu Ibrahimovičiumi iškovos pergalę. Donecko Šachtarius prieš Dortmundo Borusiją. Bent jau man asmeniškai pati įdomiausia aštuntfinalio pora, kurioje galima tikėtis pačių įvairiausių scenarijų. Abi komandos žaidė puikų futbolą per grupių varžybas ir turėtų tą patį demonstruoti ir aštuntfinalio etape, tačiau manau, jog Marco Reusas ir Dortmundo Borusija žengs tolyn. Madrido Realas prieš Manchester United. Apie šią aštuntfinalio porą kalbama turbūt daugiausiai. Ir tai bus Cristiano Ronaldo susidūrimas ir mūšis su savo buvusią komandą, tikrai intriguojantis mūšis, kuriame galbūt labai tikėtina, jog neužteks 180 minučių. Gal pamatysime ir 11 metrų baudinius, tačiau ten, toje loterijoje, tikiu, jog pergalę iškovos Realas.